Sveiki, mėlyje Sporto TV.lt transliacijų mėgėjai, su jumis didysis krepšinis ir šį Eurolygos mačų pažymėtą ketvirtadienio vakarą siūlome įsivažiuoti su nacionalinė krepšinio lyga, su antra pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio lyga. Ir šiandieną mače Alytuje susitinka šeimininkai Alytaus Dzūkijos krepšininkai, kurie bandys antrą kartą šį sezoną nugalėti Kauno Žalgirio dublerių ekipą. Ir šiandieną abiejų komandų startiniai penketai yra tokie: baltąją aprangą dėvintys Alytaus Dzūkijos krepšininkai, kurie šiandieną žais aikštelėje nuo pat rungtynių pradžios, yra šie: 7 numeris Mindaugas Reminas, 12 Lukas Brazdauskis, 9 Povilas Šakinis, 15 Tauras Skripkauskas ir vienas iš dviejų komandos legionierių, 23 numeris Brianas Harisonas. Svečių komandinės penketas: 4 numeris Lukas Lekavičius, 8 Vaidas Kairiniauskas, 11 Artūras Gudaitis, 32 Simonas Kimantas ir 33 Tomas Dimšai. So many's taking on the prince symbol. Princess cut her hand on the spindle. The rap game's been left unattended, to the point chaperones need be in attendance. See, this is what it boils down to: blood oath, animal sacrifices for a price, Taking on the role of Van Helsing, modern day slayer. The silver is my LP, the holy water's in the Polish spring bottle. I squeeze it on Vans and ghouls and gargoyles. Pivot and move throughout Earth's four corners, out to prove what was sleep. It's no longer dormant. Stay sharp and cautious, get nauseous when a demon is close to my fortress. No bullshit. Everything you hear ain't the truth. Stop relying on the reverends, preaching from the pulpits. Demigods throwing up signs, have you thinking they blessed with a gift from the Most High? With me that don't fly, eyes are wide shut. My interpretation of wavies, the hair I brush. Time's critical, sleepwalkers walk around cynical. Few listen, most don't, levels are act critical. Many are zombies, minus the mummy wrap around their bodies. Seeking direction from authority, real life horror stories. Back block, scenes are gory. Pray for the best for my nephew Corey. Through a child's eyes in mine, I no longer see, cause I'm an adult. 34 waist, tighten my belt. Stigmata spikes driven through my wrist and bell. Limbs form the letter T, a bloody thorn crown. Taking on the sins of the world, in need of a sacrifice, that I'm the one to lay my life down. Kas šiandieną padėjo jūsų komandai laimėti šias varžybas? Aš manau, nusiteikimas ir komandos vienas kito žaidėjimas, palaikymas, padrasinimas ir vienas kito ieškojimas aikštėje. Tikrai labai džiaugiuosi tą pergalę. Manau, ir tai atsiliepia pergalę. Kažkiek sustojom, klaidas pradėjom daryti, nepataikėm savo metimų ir turbūt tas patirties stoga kažko įsigandom. Keliais taškais pradėjo pirmant varžovai ir tokią duobę puolėm, 21-0 sužaidėm ir po to jau tik bandėm vytis. Taip kad dar analizuosim, kas nutiko, bet neapsigynė, nes prieš vieną leidom lengvų taškų, mes patys nieko neįmetėm ir taip gausi. Mes ratavom daug žaidėjų pirmoji pusėje ir manau, ta sportinė forma šiuo metu yra tikrai pačiam aukštumoj pike ir paprasčiausiai tai ir lėmė, greitos atakos jų lėmė tą spurtą. Vienu metu jūsų komanda turėjo tą patį 23 taškų pranašumą, kuris ištirpo iki 7. Kas lėmė? Tai galbūt atsipalaidavimas, tikėjimas pergalė? Jo, truputį gal ir atsipalaidavimas lėmė ir leidom truputį jaunimui pasireikšti, daugiau kas mažiau žaidė šitas varžybas, leidom jiem daugiau žaisti. Žaidėjai jau buvo truputį taip nusiteikę, kad Žalgiris atiduos tą lengvai pergalę, bet su tuo jaunimu Žalgiriu gavom tritaškų ir greitai viskas apsilygino. Paprasčiausiai, kad negalim nuleisti rankų, turim žaisti iki galo ir turim kautis, nesvarbu koks rezultatas. Čia mes tam ir esam šitoj lygoj, kad žaistume ir semtumės patirties su tokiom komandom ir buvo neblogai. Taigi vienu metu buvo likę vos 7 taškai, taigi kaip ir minėjote, gal tas jaunystės patirties faktorius ir suveikė, kuomet nepavyko komandai išplėšti pergalės?
Taip, gal taip ir buvo patirtis kitoj pusėje. Šakinis įmetė 3 svarbius metimus ir sprendė varžybų baigti. Iš viso šiandien labai gerai sužaidė, su juo nesusitvarkėm, 28 taškus. Žinojom, kad meta, kad gali taip žaisti ir geras žaidėjas yra, bet akcentavom, bet nesugebėjom, davėm laisvą mestą.